Labą dieną. Kadangi Tautvydas valas ir siurbėsi savo mašiną, dažymo kamerai tarp kitko. Sezonus tai uždyka, nes važiuoja pinigų, tai reikia išparduoti visą savo turtą. Tikėkimės girdėsis, ką jis ten burba. Vienu žodžiu, mašina jau kaip ir atgal pagrįžo į dirbtuvių vietą. Pradėsim po biškį rinkimo darbus, tai va dabar šiandien visai norėčiau pabandyti pasitaikyti motorą į vietą. Einam dirbti, jungiam timelapsą. Nu va, kaip sakant, kaip čia buvęs, visai čia interesnai atrodo. Iš pagalvių jau į galą sustūmėm kiek įmanoma. Iškart matau reikalų turėsim su šita žarna, bet jinai aišku yra pjauta ir čia šiaip iš tikrųjų yra ne nuo kemšešto, o nuo kiaulės. Man jinai kaip ir netiks. O dabar reikia nusimti tą daržiuką ir bandyti prisitaikyti koliką ir žiūrėti, ar čia tie kolektoriai pas mane praeis pro tą firewallą. Einu im diržą, žiūrėsim, kas čia gauna. Pasimatavau, kaip su Rasporke bus reikalai, ar čia viskas tilps. Tas variklis ir buvo kurtas dėti kemšeštą. Fitmentas perfekt. Aišku, čia dar reikės pasigaudyti atstumus, pasižiūrėti, kur čia kas kaip praeina. Šitie kolikai kaip ir nelabai praeina. Reiks kažką galvot pjaustyti. Dar čia matosi nelabai jisai tiesiai stovi. Reikės pasigaudyti, pabandyti dėžę uždėti. Yra dar darbelio, bet jau bolį mėnė jisai kaip ir ten, kur turėtų būti. Dar kurą reikia kitoj atskirai pusį persivest, nes dabar kuro magistralė eina ten, kur eis išmetimas. Tai aš gal nelabai norėčiau išmetimo šalia kuro magistralės. Tam kartu tiek, keliamės į kitą kadrą. Matom, čia va reikalų krūva, atsukinėjom vairą, koks planas čiampas? Planas, kad biškį palaikysi, nes čia su vairu viskas sukas. Va taip, arba nuslydo, arba atsisuko. Ne, tai kur tau čia profesionaliai sukom, atsisukom viską. Formulės tau užsidėsiu, formulę driftą, kai lėkiau mes ten su tas formulės vairais važiuodavom. Toks, žinai, daugiau matomumą, nes tas viršus nukirptas. Mieste biškį nepatogu, tu taip nekinė. Biškį noris kažko kompaktiškiau, tai bet arba ta Teslos gal irgi toks įdomesnis. O ką čia tie laidai reiškia, palaidė? Nu tai ten ir pliusų, ir minusų gali rasti, nu kaip pažiūrėsi. Nėra, kad vieni pliusai čia tas laidynas, žinai. Tai vienu žodžiu, problema tame, kad nesikuria, o jeigu užsikuria, tai nesigesina. Jo, bet jeigu neužsikuria, tai tada kaip ir gesinas. Nu nedirba tada, jeigu išjungi masę, tai vat ir nedirba. Tai va, vienu žodžiu, dabar nuiminės panelę tam, kad prieit prie viso laidyno, nes kažkur kažkas dingia. Oi, kurmi čia reikaliuku. Bet tai koks pliusinis laidas atvestas, didžiulis. Ieškos čiampas pliusų ir minusų. Šiandien pliusų ir minusų vakaras. Tai va, važiuoju iš čempiono garažo, pasibandėm biškį paieškot elektroje problemų. Turėjom tokią problemą, kad nesikūrė ir nesigesino. Kaip ir priėjom išvados, kad kažkas su jo Vemso kompu negerai. Dabar pakuos bandys šnekėti su Valdu ir siūst atgal į Klaipėdą, kad apžiūrėtų tą kompą. Mes pasitarnavom kaip donorai. Gaunasi taip, kad įjungus degimą, kuro siurblio relė praranda minusą. O kada degimą išjungi, minusas tenai atsiranda. Galima buvo pagalvoti, kad gal tenai kažkokį kanalą yra suinvertinti iš pačio Vemso. Tai jisai tuos kanalus pabandė invertinti ir po to atgal. Tas nepagelbėjo, tai vat vienintelis dalykas, kadangi aš irgi tokį patį motorą deduosi, kaip jau čempionas yra įsidėjęs, tai mano Vemsą jau Valdas buvo padaręs su visų laidynu, tai tiesiog įmetė mano Vemsą pasižiūrėti. Tai užkurt užsikuria, viskas gerai, įjungus degimą atsiranda ten masė, išjungus degimą dingsta. Tai su kompu pas mane viskas kaip ir gerai, ieškos toliau reikalų. Variklio talpinimo darbai. Kažko biškį nedapjoviau, vis kraštas nedapjautas. Biškį išpjoviam lonžerono, kad būtų vietos generatoriui. Čia skardelė, čia skardelė. Galim bandyti atgal dėti motorą.
ir kažkaip žiūrėt, kaip jisai čia visur telpa. Tai išsipjovėm longerono kampą, kad generatorių, jeigu reikėtų kažkada tai išsiimti, aišku, dar tas motoras biški kils, tai čia dar daugiau tos vietos bus. Jau buvo atvažiavęs iš Erakas vasiukas atsimatuot vairolasdę, tai gausim vairolasdę, tada eisim tvirtintis vairo mechanizmą, tada reiks spręsti, ką daryti su kolikais. Turim vairolasdę, kurią reikės įsidėti, labai plonytė, čia dar toks biški Magic stickas. Statomės vairolasdę į vietą ir tada pabandysiu patį vairą gal prisitvirtinti. Va taip atrodo būsimos dėžės tiltelis. Burtų lasdelė vietoj. Aišku, motoras čia dar mėnulį žiūri, bet atsistos dėžė, tai čia atsiras daugiau vietos. Perėjimą padariau, palieku ilgesnius varžtus, šiaip nežinau, gal dar gali tekti juos pripjauti, jeigu man reikės, bet šiaip jeigu nereikės, tai aš planuoju jais pasinaudoti ir daryti planšetės Androido tvirtinimui, kad tiesiai va būtų už vairo panelės viduj. Ir matau, dar turim problemą, jeigu noriu reguliuoti vairą, labai sukyla kryžmiai virš. Ir jeigu uždedu gumą, taip jaus gumą trinsis. Šitą vietą dar reikės biškį pamodifikuoti. Šiaip ne taip čia kankinausi, bet užmoviau tą originalią gumą. Ta originali guma čia daug dengia, tai manau, kad šitą dalį dar reikės viršų biškį pripjaut. Yra gerai, kad realiai kryžmė kaip ir visą laiką lieka viduj. Ir jeigu aš reguliuoju vairą pirmyn atgal, tolyn stumi, jinai po biškį važiuoja, bet ją prilaikys guma, tai jinai tolyn nevažiuos, nes dabar tiek iš čia reguliuojasi, tiek tenai iš šitos va vietos. Jinai išsitraukia čia dar. Tai visas reguliavimas bus iš pačio vairo šičia. Tiesiog išsitrauks, jeigu norėsiu dar arčiau tą vairą turėti. Pasilieku ir tas ausis, visi originalūs posūkiai lieka. Labai norėčiau iš tikrųjų, kad išeitų dar tas buvusias apdailas sudėti. Tai matysim, kaip čia su panelė žiūrėsis.